Labas. Su kokia būsena aš atėjau į pokyčio dirbtuves? Ojei, atėjau su sunkia būsena, jaučiausi apatiška, pavargusi, be energijos veikti, netgi fiziškai silpna ir serganti. Ilgą laiką nebuvo žiūrima į baimę skirti su partneriu, jeigu konkrečiai alinausi užsimdama ne tuo, ko reikia. Lyg ir nesąmoningai kažkaip atidėliodama tą sprendimą. O užklausa tai buvo tokia. Kadangi ne pirmas kartas, kai dalyvauju sesijoje su Mantu, tai buvo aišku, kad teks išnešti nepatogias temas į eterį. Klausiau, kaip sustiprinti sveikatą, būseną, ar normalu yra panirti į apatiją ir nieko nenorėti. Nekėliau klausimų apie skyrybas, nors jaučiu, kad energija nusidrenuoja būtent santykyje, kuris ilgą laiką nėra kokybiškas. To pasekoje viskas ir visur blogai, savijauta lyg duščiau atrodo, nėra jėgų, nes neprieitas konkretus sprendimas. Bet mano pagrindinė užklausa buvo, kaip jaustis resurse, būti sveikai. O kurso eigoje, pajudinus nepatogias man temas ir pažiūrėjus į baimės per pokalbį, praktikas, namų darbus, užduotis konkrečias, mano padėtis pradėjo lengvėti. Nes suvokiau, kad noriu išsilaisvinti iš susikurtų baimių, tai yra iš to negyvo santykio. Ir paskui kažkaip pradėjo ryškėti ir tai, kad su laisve ateis sveikata, užsikurs energija. Atsirado impulsas veikti palaipsniui. Supratau, kad vengimas nesprendžia visiškai nieko. Jei baisu ar nepatogu, kaip sako Mantas, ten ir reikia eiti ir žiūrėti. Pradėjau pamažu busti iš savo tos apatiškos būsenos, suvokiau, kad mano pagrindinis darbas yra ieškoti pasitenkinimo visame kame tiesiog. Suvokiau, kad savimi rūpinausi daugiau paviršutiniškai iš išorės ir kad to negana. Joga kartą į savaitę irgi negana, pradėjau eiti dažniau. Suvokiau, kad išėjus iš nesveiko santykio aš niekaip nepakenksiu vaikui. Anaiptol pradėjo labai šviesėti mintis ir vaizdiniai kalbant šią temą. Nors ir kalbant apsiverkiau ir tikrai man nebuvo lengva apie tai kalbėti, nors kalbėta daug kartų. Bet žodžius supratau, kad ir aš ir vaikas būsime laimingi, ir jis ir Marko irgi bus laimingas. Tai buvo pokalbių su partneriu, kadangi dingo mano baimė ir pradėjau galėti tiesiog laisvai ir adekvačiai kalbėti, tai pradėjom tartis, dėlioti planus, kas kaip kur gyvens, tai tiesiog konkretus kažkokie tai žingsniai. Ir tie dalykai tiesiog išlaisvina, jau dabar jaučiuosi gerai ir savijauta yra, galima sakyti, gera šiai dienai. Dar ką supratau, ar prisiminiau, kad save mylėti reikia visokią. Ir tą silpną, ir tą, kuri nežino, ir tą, kuri nemoka, ir tą, kuri nugrimzdo į kažkokią depresiją. O rezume, resursas ir energija generuojasi, kai savęs neapgaudinėju. Kai išgirstu savo vidinį balsą, kai jo klausausi, nes atsakymas visada yra ir jis visada yra teisingas. Man šiaip yra artimas darymas, veiksmas, toks reguliarumas, aš mėgstu ritmą šiaip gyvenime, eiti ir daryti. Bet labai padėjo man to postumis, man turbūt kartais tik tiek tai reikia, tokio gero spyrio, kažkokios užduoties, kurią aš puolu vykdyti, nes aš nieko neprarasiu ir tikrai visą laiką džiaugiuosi, kad šoku į tą eketę, einu ir darau ir matau rezultatą. Ir Dieve buvo fainai pasijausti ir ateities planus bandyti išsidėlioti, nes norint pokyčio reikia dirbti, kažką padaryti dėl to, kad jis įvyktų. Taigi pokyčio dirbtuvės mane išjudino veiksmui. Dar išsinešu iš šitų dirbtuvių ir tai, kad juose buvau ne viena ir kad kiekviena mūsų atėjo su skirtinga situacija, kažkokia dilema ar būsena. Ir besidalinant visada randu save kito žmogaus istorijoje ir tikrai esu labai dėkinga visoms už drąsą ir atvirumą.
ir labai labai ačiū Mantui už vedimą. Ate.